Sveiki visi, šiandien parodysime trumpą video, kaip atsinaujinti duomenų bazę Neoline Xcop hybridams 9000, 9100 ir 9700. Na, principas tas pats visiems trims modeliams. Na, ką pirmiausia reikėtų daryti, tai išjungti savo aparatą, nes neišjungus jo kyla grėsmė prarasti duomenis esančius microSD kortelėje. Na, išjungus aparatą galime ištraukti microSD kortelę, pajungiame ją į kompiuterį ir ją susirandame. Na, matom, atsidaro mūsų microSD kortelę, joje esantis duomenis. Na, microSD kortelę galime suformatuoti, bet tai nėra būtina duomenų bazės atnaujinimui. Na, susirandame internetinį puslapį neoline.com, susirandame nuorodą Products, Hybrids, spustelkime ant nuorodos. Na, matome čia 3 produktai. Susirandame savo tinkamą produktą, spustelkime ant nuorodos. Atsidaro štai toks langas. Susirandame Update GPS Base. Įrašome į savo kompiuterį. Aš nusiųsiu failą į darbalaukį. Matome, parsisiuntė failas labai greitai. Išskleidžiame jį. Matome, čia yra instrukcijos ir pats failiukas. Na, siunčiame duomenų bazės failą į microSD kortelę. Ir ją saugiai atjungiame kompiuterio. Na, toliau pajungiame kortelę į savo turimą aparatą ir per meniu susirandame nuorodą Firmware Upgrade. Spaudžiame varnelę ir matome, kaip mūsų duomenų bazė buvo atnaujinta. Na, Neoline kompanija atnaujina duomenų bazę bent kartą į mėnesį. Taip pat patartina padaryti ir jums, mėly vartotojai. Na, kitame video parodysime, kaip atnaujinti programinę įrangą Xcop hybridams.